pagalvojom, kad yra vietos ir namuose pas mus, ir širdise turbūt, ir tam, kad ir mūsų dukrai gal nebūtų liūdna, kažkaip pradėjom galvoti apie globą. Iš tikrųjų, mokymai labai patiko ir supratom, kad norim eiti to keliu. Taip jau 8 metai. Prasideda mūsų kelionė. Mūsų šeimos aistra yra kelionės. Man atrodo, kad ir per tas keliones ir santykis labiausiai mezgasi. Pasisodinęs ten paauglį, nepasakysi dabar kurkim santykį. Taip neišeina. Kiekvienas nedidelis žingsnelis suteikia džiaugsmo link santykio. Pas močiutę jinai buvo išvažiavusi ir grįžo, sako, ne, aš noriu gyventi su jumis, nes aš, kai užaugsiu, būsiu tokia pat dviračiais keliautoja kaip ir jūs. Aš, kai būtų be vaikų, aš jau net neįsivaizduoju. Man tai yra natūralu, man tai suteikia prasmę, nes keliauti dviese tai būtų fainai, bet dabar mes galbūt parodom vaikam pasaulį. Ir aš kažkaip visada stengiuosi, kai į laikiną globą vaikai ateina, kažkur išvažiuoti su jais, kad jie kažką pamatytų, kad patirtų naujų įspūdžių, naują kažkokį matymą. Visada stengiamės sukurti ryšį, nes tiesiog tada lengviau yra gyventi kartu. Jeigu tai yra vyresnis vaikas, jisai galbūt net nenori tavęs įsileisti, tai turi išmokti tiesiog būti šalia. Aš niekada negalvoju apie jokias motivacijas, aš tiesiog tame gyvenu. Tai tapo mūsų gyvenimu ir kitaip nebeįsivaizduoju ir man čia ieškoti, jeigu aš ieškočiau pastoviai kažkokios motyvacijos, turbūt būtų per daug sudėtinga ją rasti. Jie yra tapę mūsų šeimos nariais ir kitokio klausimo savo nekeli ir motyvacijos neieškai, tiesiog taip gyveni. Pirmiausia, jeigu jau pradedi galvoti apie globą, turbūt ir eiti, pabaigti mokymus. Bet visada sau kelti tą klausimą, ar aš tikrai to noriu, ar tai nėra kažkoks, nežinau, gelbėjimas pasaulio, nes tie vaikai, jie ne vienas neprašo būti išgelbėti. Prisimti atsakomybę. Man atrodo, svarbiausias dalykas yra prisimti pilną atsakomybę ir nuo pat tos minutės, kada jis ateina į tavo šeimą, iki pat tada, kol tu jį išleidi. Kasdien 3 vaikams Lietuvoje trūksta budinčių globotojų. Daugiau informacijos globoscentrai.lt